Tai trumpai, Virgi, Antano Macijausko premija tau paskirta už laidą ir projektą, galima taip vadinti, istorijos detektyvai ir žurnalistinės iniciatyvas 14 metais, ir knyga, ir daugybė kitų dalykų. Pačiam 14 metai, kodėl tokie buvo su tokiais projektais, kas paskatino būtent tuo metu tą daryti? Tai istorijos detektyvus jau antrą sezoną aš dariau. Kodėl istorijos detektyvai? Tai iš tiesų aš jau pajaučiau, kad mūsų visuomenėje yra istorijos poreikis ir reikalinga laida, kuri populiariai papasakotų apie mūsų praeitį. Nes istoriją reikia žinoti ne tam, kad vien tik tais prie kavos puodelio su draugais galėtum papasakoti kažkokias tai įdomias istorijas, bet ir tam, kad tu šiandien galėtum kurti savo ir savo tautos, šalies, valstybės ateitį. Aš manau, kad tai yra labai svarbi priežastis, dėl ko reikia pažinti istoriją ir dėl to, tos istorijos detektyvus darau, o rašymas vėlgi, jau seniai rašau, žodžiu, tai tiesiog susikaupė tekstai, išėjo knyga, dabar kitas knygas rašau, tai toks mano darbas. Labai trumpa paralelė. Antanas Macijauskas savo laiku padavė į teismą spaudos kontrolierių, bylinėdamasis dėl uždraustojo žemėlapio, kuris buvo išleistas lietuvių kalba ir sugebėjo įrodyti tai, kas daugeliui atrodė kažkaip visai priešingai. Jis įrodė, kad lietuvių kalbos draudimo rašmenimis jokio net įsakymo nebuvo ir laimėjo bylą. Tuo tarpu daugelis nebejoja apie tą periodą kalbėdami, kad ir formaliai viskas atrodė šiek tiek kitaip. Istorijos detektyvai irgi dažnai bando laužyti stereotipus ir suvokimą apie lyg tai visiems nežinomas tiesas. Kodėl būtent tokį kelią pasirinkai, nes tai yra toks Macijausko šiek tiek kelias, sakyčiau. Ačiū už tokį įvertinimą, nes jeigu mano veikla nors kažkiek tai prie Macijausko veiklos prisišlieja, tai man yra didžiulis komplimentas, o kodėl žodžius tam tikrus stereotipus laužyti, tai man atrodo, tai jeigu tu nori pasiekti auditoriją, jeigu tu nori kažką tai naujo pasakyti, tai akivaizdu, tam tikri stereotipai turi būti sulaužyti. Dėl to irgi žiūrime įdomių istorijų, žiūrime netikėtų kampų, žiūrim tai, kas galėtų nustebinti žiūrovą. Bet pilietiškumas ir patriotizmas labai dažnai siejamas su simboliais ir vėlgi tais pačiais stereotipais, kurių laužimas kartais sakoma, jog yra net pavojingas, ypač kai kalbame apie istorinius įvykius, asmenybės ir mūsų šalies. Pats kaip vertini būtent tokią situaciją? Suprantu klausimą, bet vėlgi, kas yra tie dalykai, kuriais galima didžiuotis, ar ne? Sakoma, taip, mes didžiuojamės Vytautu, didžiuojamės tai, kad išplėtėme savo valstybę, viskas puiku, bet nereikia pamiršti, kokia tai kaina buvo padaryta, kad tai vis dėlto buvo daroma kalaviju, kariaujant, žudant žmonės. Bet yra ir dar kitas dalykas, sakykime, kada įsigilini tą Lietuvos istoriją, tu pamatai, kokie buvo protingi mūsų valdovai. Jie ne tik tais mokėjo mojuoti kalaviju, jie buvo išmintingi, toliaregiški, mąstė strategiškai. Buvo kiek daug žmonių, kurie irgi, jų mes vardų nežinome, nes istorija nepaliko, bet paliko jų darbus. Tai yra, sakykime, Vilnius ar ne, Vilniaus statyba, kaip buvo statoma. Kiti, sakykime, mes turėjome inžinierių netgi 13 amžiuje. Apie juos nežinome, bet jie buvo. Tas Macijauskas buvo inžinierius. Beje, taip. Bet 13 amžiuje irgi buvo tų žmonių, kurie valdovų valią vykdė ir jie darė. Ir tai leidžia ir dabar mums, sakykime, tapatintis įvairioms grupėms socialinėms su praėjusiais amžiais, su tuo tolimu, tokio, sakykime, nutolusiais laikais kaip Mindaugo, ar ne? Tai buvo ten ir inžinierių, buvo pirklių, verslininkai pirmieji, ar ne? Ir jie irgi kūrė tą Lietuvos valstybę. Vienas Mindaugas su kardu ir su kariauna nebūtų jo sukūrę. Tai, man atrodo, šitie faktai, kuriuos iškelia istorijos detektyvai, jie yra labai svarbus ir jais irgi galima didžiuotis. Tai irgi yra labai svarbu. Buvo pagaliau vėlgi tie žmonės, kurie dėjo dainas, buvo dainuojami, tai poetai mūsų, kultūrininkai, galima sakyti, kurie įkvėpdavo tą dvasią ir kovoti, išlaikyti valstybę. Tai yra svarbu. Tai man kelia irgi nemenkesnį pasididžiavimą nei Vytauto laikų Lietuva, kuri tęsiasi nuo vienos jūros iki kitos jūros. Biržai prieš keletą metų, galima sakyti, tik atrado irgi iš naujo Macijauską ir savivaldybės įsteigta premija kartu su žurnalistų sąjunga irgi demonstruoja vieną paprastą dalyką. Šiandieną turim didžiuotis ir prisiminti savo istoriją ne tik apskritai Lietuvai svarbiais kažkokiais, raktiniais įvykiais, bet ir asmenybės, kurios galbūt nebuvo tos pirmojo, trejeto arba penketuko. Ir Macijauskas Biržoms turbūt yra šiandieną toks naujas atrastas žmogus. Kaip tu manai, kiek svarbu, ypač jaunai kartai, atrasti savo vietoje, savo žemėje tokius žmonės? Aš manau, kad tai yra labai svarbu, nes būtent per tokius žmonės ir
lipdosi tas santykis su vieta, ar tai Biržai būtų, ar tai Zairijai, mano gimtasis miestelis. Turi kiekviena vietovė tokių žmonės, ir jų tikrai yra. Ir gaila, kad labai dažnai nežino netgi to miestelio žmonės, kokie yra garsūs kilę, daug pasiekę, sakykime, ypatingai jeigu mes čia kalbėtume apie litvakus, aš manau, kad tai yra jie Lietuvos istorijos dalis, Lietuvos yra dalis, jie lygiai taip pat irgi kūrė Lietuvos valstybę ir dažnai irgi nežinoma apie tuos garsiuosius kilusius iš Lietuvos žmonės, nes jais galime didžiuotis, jie gali įkvėpti jaunimą. Ne vien tik tai, sakykime, politiniams žygiams, nes yra daug garsių, kurie buvo verslininkai, kurie buvo poetai, kurie buvo rašytojai, kurie buvo mokslininkai, išradėjai ir taip toliau. Tai apie juos reikia kalbėti, kad ne vien tik tais kariai kūrė Lietuvą, bet ir kiti žmonės, ir jų indėlis yra nemažesnis. Ir tai, man atrodo, irgi, bent jau man tai yra svarbu, nes vienaip ar kitaip tu gali tapatintis su tais praėjusios laikais ir semtis stiprybės. Ar galima sakyti, kad net ir tie laikotarpiai, kada iš tikrųjų šitie garsūs žmonės irgi gyveno ne vien Lietuvoje, mokėsi, studijavo arba dirbo ir užsienio dažnai, Macijauskas Peterburge buvo ir iš esmės jiems tai netrukdė keliauti, žiūrėti, mokytis ir dirbti Lietuvai. Gal tai irgi nauja paralelė galėtų mūsų emigracija šiuolaikiniai? Be abejo, aš manau, kad tai akivaizdus dalykas ir tai irgi tiems, kurie išvažiavo, irgi yra priesakas, kad šiais laikais irgi galima gyventi ir kitoje vietoje, bet nepamiršti Lietuvos. Tai ką norėtum biržiečiam palinkėti? Mėly biržiečiai, pirmiausia sveikinu su nuostabia švente, labai atsiprašau, kad aš negaliu dalyvauti dėl šeimyninių aplinkybių, tačiau jūsų kraštą ir jūsų žmonės aš labai šiltai prisimenu, nes dar prieš 20 metų, būdamas studentu, aš tuose kraštuose atlikau praktiką, etnografinę praktiką, tyrinėjau tapatybę, kaip tenais žmonės apsibrėžė ją ir būtent tada gimė mano pirmosios įžvalgos apie lietuvių tapatybę, kurias vėliau aš išdėsčiau savo knygose. Tai už tai jums esu labai dėkingas ir be abejo už tuos nuostabius susitikimus, kurie parodė, kokie jūs esate šilti žmonės. Ačiū labai. Tai ačiū. Klausyk, aš buvau pasiruošęs šitą pasakyti.